Plaukė ir 3 meškiukai. Didelio miško glūdumoje, tarp puikių senų medžių, laukinių žvėrių ir paukščių karalystėje stovėjo trobelė. Jos sienos buvo baltos, langeliai raudonai dažyti, stogas dengtas šiaudais, o virš stogo gražus mūrinis kaminas. Trobelėje gyveno 3 meškiukai. Tėtė Meškinas, mama Meška ir jų sūnelis Meškiukas. Vieną dieną tą trobelę pamatė mergaitė, gražiai šviesiais plaukais, praminta Auksaplaukė. Ji gyveno su tėvais didelio miško pakraštyje ir labai mėgo eiti pasivaikščioti. Manė, kad jau yra pažinusi kiekvieną miško kampelį, bet tos trobelės anksčiau niekada nebuvo regėjusi. Kas ten galėtų gyventi? Stabtelėjo Auksaplaukė prie durų. Iš smalsumo žvilgtelėjo į vidų. Pamatė jaukų kambarį pristatytą gražių daiktų. Viduryje stovėjo rūpestingai padengtas stalas, o ant jo gausybė gražių valgių. Ant baltutėlės staltiesės buvo išdėliotos pintinėlės su duona ir vaisiais, puodeliai ir dubenėliai. Auksaplaukė po rytinio pasivaikščiojimo buvo labai išalkusi. Ilgai negalvodama sėdo prie stalo ir su dideliu apetitu suvalgė dubenėlį gardžios sriubos. Paskui sumanė pailsėti. Kambario kampe prie kito stalo su spalvota lempa pamatė 3 krėslus – didelį, mažesnį ir visai mažą. Patogiausias buvo tas mažiausias, bet Auksaplaukė tol rangėsi ant jo, kol krėsliukas subyrėjo į šipulius, o ji netikėtai nukrito ant grindų. Po šio nemalonaus nuotykio su krėsliuku Auksaplaukė pradėjo apžiūrinėti trobelę. Įėjo į miegamąjį, kuriame stovėjo 3 spalvoto lovatėsėmis rūpestingai apklotos lovos. Kadangi buvo ilgai vaikščiojusi po mišką, Auksaplaukė panūdo nusnausti. Pirmiausia išmėgino didžiausią lovą, bet ta buvo per kieta. Vidurinė lova pasirodė jai per minkšta. Galop prigulė mažiausioje lovelėje, kuri buvo labai patogi ir saldžiai užmigo. Miegodama regėjau spalvotus ir linksmus sapnus. Tuo tarpu tėtis Meškinas, mama Meška ir jų sūnelis Meškiukas grįžo pasivaikščioję po mišką. Po malonaus pasivaikščiojimo jautėsi labai išalkę ir sėdo prie pusryčių stalo. Oi, iš mano dubenėlio prapuolė sriuba, nusistebėjo Meškiukas. Netrukus šeimynėlė pamatė sulūžusį krėsliuką, labai sunerimo, kad jų namuose yra nekviestas svečias. Pradėjo ieškoti nepažįstamos smaližiaus. Išvydę Auksaplaukę, nudžiugo, kad tai negrėsmingas miško plėšikas, o daili, miela mergaitė. Auksaplaukė, pažadinta iš gilaus miego ir matydama 3 gauruotus snukučius, šoko iš lovelės ir galvotrūkčiais leidosi bėgti. Baiminosi, kad meškiukai supyko dėl jos pridarytų eibių, prisiminė jo suvalgytą sriubą iš mažo dubenėlio ir sulaužytą krėsliuką. Žinojo iš suaugusių, kad su meškinais neverta juokauti, tačiau meškiukai pasirodė draugiški ir vaišingi. Jie ramino Auksaplaukę ir tikino, kad nieko bloga jai nepadarysia, nei kiek ant jos nepyksta. Net paprašė, kad liktų pas juos ir toliau pramogautų. Prasidėjo bendros linksmybės. Mama Meška paruošė puikių vaišių, po visą trobelę pasklido gardūs kvapai. Tėtė Meškinas patogiai įsitaisęs krėsle rūkė pypkę ir sklaidė miško laikraštį, o Auksaplaukė su Meškiuku šoko, bet nejučiom atėjo išsiskyrimo valanda. Auksaplaukė turėjo grįžti namo, kur laukė sunerimę tėvai. Labai nenoriai apleido 3 meškiukų, su kuriais taip greitai susidraugavo trobelę. Meškiukai taip pat liūdėjo,
kad naujoji jų draugė jau išeina. Jie stovėjo prie trobelės durų, atsisveikindami mojo letenėlėmis ir kvietė auksaplaukę dar kartą ateiti.